Vienas pavyzdys iš daugelio. 2001 metais maža biotechnologijų kompanija Epicyte patentavo produktą, geną, kuris tiek vyrams, tiek bet kokiame produkte ir bet kokiu pavidalu įvalgančioms moterims sukelia spermos antikūnių organizme gaminimąsi. Jeigu vyrai gauna Epicyte geną, jie gamina antikūnius savo pačių spermai, verčiančius juos tapti nevaisingais negrįžtamai. Jeigu moteris Epicyte geną gauna tada, kai turi lytinių santykių, jų kūnai gamina antikūnius vyro paliktai spermai. Ir spermos sunaikinimo dėka jos irgi tampa nevaisingomis. DuPont ir Monsanto sudarė bendrą įmonę. Įsigijo Epicyte firmą. Ir Epicyte geną pavertė pelno šaltiniu. Jūs turbūt norėtumėte žinoti, ar maiste, kurį jūs valgėte, buvo Epicyte genas. Žinoma, norėtumėte. O maiste, kurį valgė jūsų vaikai ir anūkai, taip pat norėtumėte. Bet FDA, apgaulės ir mirties administracija pasistengė, kad pagal dabartinius įstatymus gauti tokią informaciją jums būtų nelegalu.